Kas ten vyksta su LRT vis dar neišsiaiškina iki galo. Kovos, sostų karai. Nu, LRT matau, kad tęsia toliau protestą, tik tai laikinai atsisako tylos pauzių. Aš vis man pastoviai, kai atsidarau naujienų portalą LRT, man vos ne pirma žinia šitą iškrenta. Tai atvirai pasakius, aš apie tą LRT protestą tiek ir žinau, kad protestas toliau tęsiasi, tik yra atsisakyta tylos pauzių. Nežinau, ką tai reiškia, bet sakykim, kad taip yra. O aš gal tokį tik tai vieną sakinį bendrą pastebėjimą. Aš matau, kad socialdemokratai taip karingai nusiteikę, kartu, aišku, su aušriečiais buvo praėjusių metų pabaigoje ir kažkaip jie supasavo, atsitraukė ir tai keistai pasirodė ir aš net nežinau, ką čia dabar tiesą pasakius, kaip tą būtų galima pakomentuoti ir ar apskritai iš viso to reiškia sukelto tokio šaršalo apie tas LRT įstatymo pataisas, iš kurių viena, reikia priminti žiūrovams, yra priimta. Tai, kad šiais metais LRT finansavimas išlieka toks pat, koks buvo 25 metais, jisai nedidėja, bet noriu dar kartą pabrėžti, kad mums bandoma, visuomeniai tiksliau, mums tai jie gali daug ką bandyti įteikti, mes puikiai perskaitom tai, kas yra parašyta, matom tai, kas yra tarp eilučių parašyta ir suprantam, kas yra sakoma, bet visuomeniai, sakykime, yra bandoma įteikti, tarsi yra politikai užsimojo sumažinti LRT finansavimą. Tai niekas to finansavimo nesumažina ir tiesą sakant, aš nežinau, ar yra gerai padaryta, kad yra įšaldytas tas finansavimas, nes jeigu vertinam audito pastabas, valstybės kontrolės išvadas kaip dokumentą, kuris yra rimtos institucijos, rimtas dokumentas ir jeigu yra įvardinami sisteminiai pažeidimai, tai tokiu atveju aš, jeigu neklystu, ir praeitoj laidoj, truputį paskutiniai mūsų laidoj minėjau, kad paprastai, jeigu verslo įmonė gauna kokį finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir jeigu vykdydama kažkokį tai projektą administruojanti institucija nustato pažeidimus, tai tiesiog tas projekto vykdytojas jisai privalo grąžinti dalį jam skirtų lėšų. Kodėl tai nevyksta su LRT? LRT reiškia, yra nustatomi pažeidimai ir jiems tarsi įteikiamas toks apdovanojimas. Žiūrėkit, mes jums garantuojam dabar tokio paties lygio finansavimą 3 metus į priekį. Tai čia tokia viena pastaba dėl tų įstatymo pataisų, kurias Seimas jau priėmė ir prezidentas pasirašė ir kurios yra įsigaliojusios. O ta antra pataisų grupė dėl LRT direktorės vadovo pakeitimo tvarkos supaprastinimo. Tai, sakau, truputėlį keista yra, nors iš kitos pusės gal ir nelabai stebina tai, kad socialdemokratai atsitraukė. Tai dabar man bent jau tokia dviprasmiška yra nuostata, ar čia tas LRT bandymas išspręsti problemas su LRT, ar jisai toksai yra nuoširdus, yra valdančiųjų noras, ar daugiau toks yra, žinot, dėl paukščiuko atliekami veiksmai tam, kad visuomeniai parodyti, jog čia mes bandome pažaboti nacionalinį transliuotoją. Aš suprantu, kad dideli pokyčiai prasideda nuo mažų dalykų, nereikia norėti, galbūt, aišku, norisi, bet nereikia tikėtis didelių pokyčių iš karto. Bendrai vertinant tai, kad apskritai apie tai yra pradėta kalbėti, tai yra gerai, bet klausimas, kokie yra tikrieji tikslai tų pataisų iniciatorių, ar tai yra noras iš esmės išspręsti problemas, kurių yra aibė nacionalinėme transliuotoje, ar tai yra, pasikartosiu, noras tiesiog savo pasirinkti šiek tiek reitingo taškų. Tai tokie būtų mano pastebėjimai, o gal dabar Vilkai dar pratęs, papildydami mano šitą pasisakymą kažkokiom naujesnėm žiniom šių dienų aktualijom. Gintarai, kažkokiu, neprisiprašyk, aktualijų kažkokių tikrai nėra, vyksta dabar ten stumdymasis alkūnėm toj darbo grupiai, taip vadinamoj, nes iki šios dienos bent aš nežinau jos sudėties iki galo, nes ten vieni ateina, kiti išeina, paskui treti prašo dar kažką įjungti. Tai
praktika rodo, kad kuo daugiau yra darbo grupės narių, tuo jinai mažiau efektyviai veikia ta grupė. Ir kitas klausimas, tai koks yra tikslas tos darbo grupės. Kad Monika yra paaukota, tai čia turbūt jau supranta visi, net ir Lietuvos generalinio prokuroro pareigas einantis Andrius Tapinas apie tai jau parašė. Tai aš manau, kad jos likimas yra nuspręstas, turbūt jinai trauksis kartu su visa taryba, kur šiaip taryba iš tikrųjų man pasirodė labai geroj šviesoj, taip jeigu galima sakyti, nes pakankamai tvirtai stovėjo savo pozicijose. Ir aš tik į kelis momentus noriu atkreipdėmėsi. Tai pirmas momentas tai yra tas, kad dabar visi pamiršo audito. Ir dabar visi pradėjo kalbėti apie žodžio laisvę, apie laisvą žodį ir ten visi kiti tie bairiai. Bet iš tikrųjų audito išvados tai yra tragedija. Ten, pavyzdžiui, jeigu įmoniai bet kokioj padarytų būtų tokios išvados, tai aš manau, ten baudžiamasis tyrimas tikrai turėtų būti pradėtas. Vieną pavyzdį galiu pasakyti, tai pavyzdžiui, Monika aiškino, kad yra išimtis tam tikros, kuriomis jos pasinaudojo. Ta prasme, pirkimų įstatymė. Tai valstybės kontrolė nustatė, kad LRT perkanti programas leido savo šitą išimtį tiek kartų naudoti, kad jinai sudarė 90-89% pirkimų iš vieno šaltinio. Tai jeigu 89% yra išimtis, tai ar tai tada yra išimtis? Ir tokių pavyzdžių ten yra begalė. Ir dabar visi pradėjo knistis po šitus visus failus ir jūs pažiūrėkit, kokie lenda skaičiai, kokie pinigai buvo sumokėti iš tą medijų rėmimo fondui. Gauna ten praktiškai visa dešinioji žurnalistika, ten nuo 12 000 prasideda tos paramos. Kažkoks nesusipratimas. Bet dar didesnis nesusipratimas, tai yra, kai STT įsitraukė į šitą procesą. Tai kad prieš kurį laiką jie buvo parašę, kad slaptas balsavimas tai yra kažkokia tai anachronizmas kažkoks, bet šiandien jie pakartojo dar kartą tą savo tekstą. Žodžiu, jie yra pakviesti į tą darbo grupę, kad savo kompetencijos ribose pasakytų, kas ten turėtų būti traukta. Ir pavyzdžiui, šiandien dalyvaudamas tos grupės darbe, toksai specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas pasakė tokį tekstą. Slaptas balsavimas nepanaikintų galimo išorinio spaudimo rizikos LRT tarybos nariams. Priešingai, slaptas balsavimas neleistų identifikuoti ir valdyti galimus interesų konfliktus. Taip pat įtvirtinti, ar tarybos narių sprendimai buvo priimti remiantis objektyvumo ir nešališkumo principų. Ar balsavimas nebuvo paveiktas neskaidrių susitarimų ir panašiai. Tai žinot, aš pavyzdžiui skaičiau ne vienam rimtam leidiny, kad slaptas balsavimas tai yra pati, kaip čia pasakyti, labiausiai demokratiška išraiška bet kurių rinkimų. Jūs pažiūrėkit, mes generalinį komisarą Seimas renka slaptų balsavimų, daugybė pareigūnų yra renkami slaptų balsavimų ir staiga STT pareiškia, kad tai neužtikrina galimų spaudimų jokių. Tai į šitą jo pasakymą sureagavo netgi kai kurie tos darbo grupės nariai ir pavyzdžiui Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovas Vytautas Kvietkauskas, senas žurnalistas, stebėjosi, kaip atviras balsavimas gali iškreipti tarybos narių nuomonę. Jo teigimu, esant atviram balsavimui, įtaką tarybos nariui padaryti yra žymiai paprasčiau, nes yra matoma, kaip kas balsuoja ir tada gali būti po to kažkokie veiksmai prieš tą žmogų. Taip pat Olekas, Seimo pirmininkas, irgi pasakė, kad generalinė direktorė taip pat išrinkta yra slaptų balsavimų.
Tai kodėl dabar turėtų viskas keistis? Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti šitoj temoj, tai yra tai, kad visi pamiršo, kad prieš pat kadencijos pabaigą konservatoriai, Laisvės partija ir liberalai pakeitė daugybę metų veikusią tvarką generalinės direktorės skirimo ir būtent va šitoj vietoje, kur eina kalba apie slaptą balsavimą. Tai nežinau, čia Alvis gerą labai uždavė klausimą, ar tai yra sąžiningas noras kažką pakeisti, ar tiesiog noras vėl įstatyti savo žmonės į tą tarybą. Tai mano manimu buvo visiška nesąmonė padaryta su ta skubos tvarka. Kitas dalykas, mano nuomonė, tada taryboje neturėtų būti jokių politikų atstovų. Nei Seimo, nei opozicijos, nei prezidento. Bet vietoj jų turėtų būti tada visos žiniasklaidos priemonės. Ir pozicinės, ir opozicinės taip pat. Tai va mano tokia būtų nuomonė. Aš jeigu galima, Gintarai, sureaguosiu į paskutinius tavo žodžius. Pozicija dėl to, kad neturėtų būti politikų atstovų. Bet mes tada pasiaiškinkim, atsakykim į klausimą, kas yra politikai. Va taip, jeigu klasikinė to žodžio prasme, kas yra politikai. Politikai, jeigu tai yra Seimo deleguoti asmenys, jeigu tai yra prezidento deleguoti asmenys, tai iš esmės yra, nors ir politikų jie yra deleguoti, bet patys tai politikai yra išrinkti visuomenės. Tai iš esmės tai yra mūsų įgaliotų, tai yra visuomenės įgaliotų asmenų deleguoti asmenys. Tai čia LRT sakydama, kad politikai kišis, politikai kontroliuos, ne visai teisė yra sakydama, nes politikų kontrolė reiškia visuomenės kontrolė. Aišku, tuo idealiu atveju, kad viskas čia veikia, konstitucija. Ar aš tavęs pasiilgau? Taip, žinau, Gintarai, žinau, kad dar tu čia ilgai manęs dabar klauseisi. Tai žinau, kad kaip tu reaguosi, ką pasakysi. Bet Ne, tau klausimą turiu paruošęs. Betgi taip juk yra. Ne, tai tu sakyk, aš po to paklausiu. Taip turėtų būti. Pasakiau, nenoriu aš čia, kaip pasakyti, pilstyti tą patį iš tuščio į kiaurą. Esmę pasakiau, manau, visi ir vilkai suprato, ir žiūrovai suprato, ką aš. Gerai.